gal prisimenat savo pirmąją dieną? Ko gero pagrindinis noras buvo būti gera mokytoja. Kaip tuo metu tai supratau, ar keitėsi su metais supratimas, ko gero irgi taip. Bet tas entuziazmas būti atsidavusiai, mylėti mokinius, jisai niekur nedingsta. Jis yra, ko gero, būdingas kiekvienam, kuris pasiryžta dirbti pedagoginį darbą. Bent jau būtinai reikalingas. O kas dirbant pedagoginį darbą jums yra sunkiausia? Kokius darbus atliekat greitai, efektyviai, mielai, o kurie yra sunkiausi, kurie užtrunka? Vargu ar taip būtų galima suskirstyti. Pats įdomiausias darbas yra pamoka, mokytojo darbas. Administracijos darbas nėra toks jau labai įdomus. Daugiau atsakomybės, daugiau biurokratinių dalykų, kurie švietime neišvengiami. Ir pamokoj tai yra tai, ką tu gali duoti vaikams. Čia tu daugiau atsakinga už jų saugumą, už tai, kad viskas funkcionuotų, kad jie turėtų reikiamas priemones, reikiamus pedagogus. Tai yra jau kitoks darbas. O šioje mokykloje kuriai sričiai skiriama daugiausiai dėmesio? Na, kadangi 4 rajono mokyklos dalyvaujančios tūkstantmečio projekte buvo pasiskirstysios sritis, mes buvom atsakingi už STEAM. Čia mūsų stiprioji gimnazijos sritis. Ir strateginiam plane ji yra prioritetinė kryptis – STEAM ugdymas. O gal galite papasakoti šiek tiek daugiau apie STEAM ir ką jums reiškia STEAM? Jis mums reiškia labai daug, nes turbūt apie gerą 10 metų šitų žodžių jau pradėjom vadinti veiklas su integruotu ugdymu, su žaliosiom palangėm, kurios pas mokytojas kabinete atsirado, su išmaniaisiais šiltnamiais. Aišku, bendradarbiavom kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, su Žemės ūkio akademija, kurie mums viską padėjo, įsileido į laboratorijas, išnuomavo šiltnamį, darėm eksperimentus su vaikais. Tai viskas prasidėjo tenai, bet užuomazgos būtent geras 10 metus atgal. O po to, kai jau turėjom galimybės įsirengti savas laboratorijas, savus kabinetus, tas poreikis lankytis ten mažėjo, bet kartu su Tūmu aplankėm, Respublikoje turbūt visus STEAM centrus, apsižiūrėjom visas galimybės ir supratom, kad daug ką jau galim ir turim savo gimnazijai ir kūrėmės čia. O koks pokytis labiausiai matomas įgyvendinant šią programą? Ir įruošti kabinetai. Žinot, pokytis geriausiai matosi vizualiai, patalpose, pastate, žmonėse pokytis, vaikuose, jis pasimato, ne taip greitai. Bet mes ir tai pastebim, todėl kad atsirado integruotų pamokų gausa. Mokytojai pradėjo burtis į komandas, rengti įdomesnėms šiuolaikiškoms pamokoms, naudotis informaciniam technologijom, praėjo tam tikrą mokymų ciklą, kilo jų kvalifikacija, supratimas apie šiuolaikinę pamoką keitėsi. Visą tai, aišku, pasimatys šiek tiek galbūt ne taip ryškiai, kaip mūsų gražuolis pastatas, kuris mums davė tokias erdves, bet pokytis tikrai yra. O kaip sekasi įgyvendinti kultūrinį ugdymą? Apie kultūrinį ugdymą geriausiai turbūt galėtų papasakoti mūsų mokyklos aštuntokai, kadangi su jais visiškai neseniai kultūrinio ugdymo konferencijoje Domeikavos mokykloje dalyvavo mūsų mokytojai ir jie mokiniai skaitė pranešimą, kas įvyko naudingo ir gražaus, kaip patobulino savo kompetencijas mokiniai šitoje srityje. O be apsilankymo mokykloje įvairių sričių meno žmonių, mūsų mokiniai turėjo galimybę ir dalyvauti išvykstamosiose ekskursijose, mokymuose, pamokose. Kauniečiai susipažino su Klaipėdos teatru, pažino ir orkestro, ir aktorių specialybę iš arti. Jie susidėliojo mintis taip, kad dabar
teatras nėra tas iššūkis, kurį reikia įveikti, o yra tai malonumas, į kurį norisi eiti. Tai džiaugiamės bendradarbiavimu ir kultūriniai srityje su tai žmonėmis, kurie sutiko dalyvauti Tūme ir atvyko į mūsų mokyklą arba priėmė mus savose erdvėse, praplėsdami mokinių kultūrinę kompetenciją. O kokio palaikymo labiausiai reikia jūsų nuomonė iš savivaldybės, valstybės įstaigų? Manau, kad valstybė žengia didelių pokyčių keliu, ypač švietimo srityje. Tačiau užtikrinti tęstinumą, tą nuolatinį pasitikėjimą mokykla, kuri kuria ir gali kurti, reikėtų taip, kad kiekvienas mokytojas pajaustų, kad neabejotumėm, jog dirbam gerai, einam visi tą pačią linkmę, kurią esam nusimatę keliauti. Ir manau, kad mokytojui reikia labiausiai tikėjimo jo galiomis, pasitikėjimo, o ne kontrolės. Ir tik laisvas mokytojas gali kurti laisvo žmogaus ateitį drauge su juo ugdymo procese. Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Šiuo metu esame Prezidento Kazio Vilniaus gimnazijos skyriuje, Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje. Ir dabar stovime mes prie mūsų daugiafunkcinės salės, kuri buvo atidaryta rugsėjo 1 dieną. Ši vieta man svarbi tuo, kad šioje mokykloje esu pradirbusi 36 metus. Ir 15 paskutinių metų dirbo šios skyriaus direktoriaus pavaduotoja. Kuriai programos tobulinimo sričiai buvo skiriama daugiausiai dėmesio? Mūsų mokykloje didžiausias dėmesys buvo skiriamas įtraukiajam ugdymui, nes visos gimnazijos didelės mastu mūsų skyriuje mokosi 40% specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Todėl šitas dėmesys įtraukiajam ugdymui buvo be galo svarbus. Ką jums iš esmės reiškia įtraukusis ugdymas? Asmeniškai įtraukusis ugdymas tai yra mano didžioji darbo dalis, nes daugybę metų dirbau Vaiko gerovės komisijos pirmininkė ir visi darbai susiję su įtraukiuoju ugdymu tai yra mano didžioji darbo dalis. Nėra nei vienos dienos, kad neužsiimčiau kažkokią veiklą, negalvočiau apie specialiųjų poreikių vaikus, apie jų ugdymą, apie jų sėkmes, nesėkmes, apie pagalbą jiems. Tai mūsų mokykloje šis sritis yra be galo svarbi. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis, vykusiomis įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programų. Tai didžiausias pokytis ir didžiausia sėkmė tai buvo mūsų Joriuko, kuris atėjo pas mus į priešmokyklinio ugdymo grupę, turėdamas judėjimo negalią. Ir tas keltuvas, kuriuo taip laukiam, jo tėvų, jo paties buvo be galo laukiamas, jis klausinėdavo pas mane vos ne kiekvieną mėnesį, kada turėsim galimybę pakilti į 2. aukštą, nusileisti žemyn keltuvu, kad nereiktų nešiauti pedagogam, mokinių padėjėjam. Tai šio vaikų istoriją turbūt galim pasidžiaugti labiausiai. Specialių poreikių vaikų kiekvienas sėkme be galo džiaugiamės. Džiaugiam, kaip jie būna pritaikytos programos ir švietimo pagalbų specialistai atėję sako, kad vaikas patobulėjo, jau pasiekimai pasiekė patenkinamą lygį ir jam nereikia taikyti programų. Tai manau, kad visi šitie pokyčiai taip pat yra susiję su tūkstantmečiu. Ir ką mes gavom, ir pedagogai, ir mokytojai, ir tuo pačiu ir mūsų mokiniai. Kokia jums asmeniškai buvo labiausiai įkvepianti patirtis įgyvendinant projektą? Ta patirtis, kad aš supratau, kad jeigu manai, kad reikia kažką keistis, imti iniciatyvų, priimti sprendimus palankius visai mokyklos bendruomeniai, tai tų pokyčių reikia imtis drąsiai, nedvejojant. Ir tikrai tai nenuvylė, nes buvo pasiekti būt patys maksimaliausi tikslai.
Kokią žinutę norėtumėte palikti visai Lietuvos švietimo bendruomeniai? Žiūrėkim vieną kryptimą absoliučiai visi. Mokytojai, tėvai, švietimo bendruomenė. Kalbėkimės ir vienas kitiem padėkime. Kaip šiame darbe rasti bendrą sutarimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų bei švietimą kuruojančių institucijų, bei išlaikyti visus tenkinantį balansą? Siekiant bendro tikslo, pirmiausia, reikia labai aiškiai iškomunikuoti, kokio rezultato siekiam ir ar tas rezultatas yra priimtinas mums visiems. Aš manau, kad ir tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinime mūsų sėkmė buvo tame, kad mes aiškiai žinojame, kokio rezultato siekiam. Ta bendra komunikacija, kalbėjimas, susitikimai tiek su tėvų bendruomenė, tiek su mokytojais, tiek su mokiniais, aktyvinant jų idėjas ir drąsą pasisakyti ir įsitraukti į veiklas, aš manau, kad tai yra sėkmės garantas.